Sveiki gyvi, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandien, tiksliau šiąnakt iš 25 į 26 naktį, jau po vidurnakčio netgi, aš su jumis noriu pasidalinti trumpomis savo tokiomis pastabėlėmis apie įvairius įvykius ir dalykus. Pavadinkime toks naktinis popurį. Jeigu gerai įsiklausysite, galbūt išgirsite tolumoje kurkiančias varles, galbūt netgi kapsinčius nuo medžių lapų lašus, zyziančius uodus, uodus gal jūs netgi ir pamatysite, praskrendančius ar ne, gal kartais aš arbatos atsigersiu, bet kuriuo atveju laiko daug mes neturime, nes ką tik girdėjote, susipsėjo telefono akumuliatorius, kad jam liko 20%, todėl greitai, čia mikliai pakalbėsime apie einamuosius reikalus. Taigi, kur aš buvau dingęs? Faktiškai aš niekur nebuvau dingęs, bet mane taip užkniso šitas vaflizmas internetinių vaizdų ir info lauko fuflekas, toks vaizdas, kad tenai nuprotėja žmonės dėl to lochotrono pavadinimų Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai, kad net buvo britku kažką komentuoti, į kažką reaguoti, kažką apkalbinėti. Taigi, padariau tokią pauzę tylos, kad tenai išsišiktų, išsivemtų visi savo politiniuose analizuose. Ir kaip matote, niekas nepasikeitė. Kalbant apie rinkimus, gal aš tik tai tikėjausi, jog vis tik antram ture bus Ignas Vėgėlius, bet sušiko Igno Vėgėliui visą reikalą, visą šitą galimybę sušiko ne kas kitas, o Faina Kuklianski. O kokiu būdu Faina Kuklianski galėjo sušikti Ignui Vėgėliui galimybę patekti į antrą turą? Ogi labai paprastuoju būdu. Faina Kuklianski padarė viską, kad sužibėtų Žemaitaičio žvaigždė, suskambėtų Žemaitaičio vardas, kiek galima garsiau. Ant tų debiliškų kaltinimų Žemaitaičiui metamų dėl antisemitizmo, Žemaitaitis neišlipo iš šitos užsienio agentų masinio durninimo priemonių, durninančių lietuviakalbę auditoriją ekranų, iš temų, antraščių, ir tas be abejo jam suteikė labai didelę paspirtį šitose prezidentiniam lochotrone, o kadangi jisai valgė tuos pačius balsus, ką valgė Ignas, jo elektoratas persidengė didelę dalimi su Ignu Vėgėlium, tai automatiškai dėmesys nuo Vėgėliaus nukrypo į Žemaitaitį. Ir jisai nutempė didelę dalį balsų ir sumenkino paties Vėgėlio tokį, kaip čia pasakius, aureolę, nebe taip skaičiai įžibėjo Igno Vėgėliaus ir atitinkamai, tie, kas prieš tai buvo ant Igno Vėgėliaus pasinešę, nusinešė ant kitų, ant Žemaitaičio didžioji dalis ir kažkokia dalis ant Vaitkaus nusinešė. Ir va taip pat Vėgėliukas liko už borto. Tai čia yra toks mano apsiskaičiavimas, kad Vaitkus bus aplenks Mazuronį, Jastremską ir Žalimą, aš to ir tikėjausi, taip ir įvyko, taip, kad viskas yra be galo dėsningai. Šitie rinkimai, juos galima naudoti visą tą lochotronizmą vienu vieninteliu aspektu, pasitikrinti, kurioje
Lietuvos teritorijoje gyvena didžiausias išgamų skaičius. O kaipgi pasitikrinti, kokioje Lietuvos apylinkėje, teritorijoje gyvena didžiausias išgamų skaičius. Labai paprastai atsiverčiame VRK Vyriausios rinkimų komisijos puslapį, susirandame balsavimo į prezidento pirmojo turo rezultatus ir prasišufliuojame žiūrėdami, kokioje apylinkėje daugiausiai balsų surinko Ingrida Šimonytė, Šimon mūsų gerbiamoji. Ir pagal tai, kurioje procentaliai daugiausia balsų gavo Ingrida Šimon, mes žinome, kurioje apylinkėje gyvena daugiausiai išgamų ir degradų. Taigi, daugiausiai išgamų ir degradų, bent jau kiek man pakliuvo, tai gyvena Antano Vienuolio rinkiminėje apylinkėje Vilniuje. Taip, tenai jinai virš 70% balsų gavo, dar buvo kelios apylinkės, kur jinai virš 70% balsų gavo. Tai žinokite, tenai yra pats didžiausias šitų išgamų konservatinių šiukšlių sašlavynas, mėšlynas, šūdynas ir konservatinių šitų kuklianskinių išgamų ir šūdų sašlavynas. Kam tą žinoti? Kad žinotumėt, kas jūsų kaimynai. Tai va. Daugiau niekam šitas viskas yra neįdomus, visas šitas reikalas, visas šitas cirkas yra beprasmis. Taigi, čia vienas momentas. Antras momentas, kuris kamuoja nekurius mano žiūrovus ir netgi klausimų gaunu, tai apie šitą Vaido Lekstučio nuprotėjimą ir jo atsiribojimą nuo Eduardo Vaitkaus. Mano nuomonė tai buvo tik tai laiko klausimas ir vėlgi aš galvojau, kad tai įvyks šiek tiek vėliau po Europarlamento rinkimų. Bet matyt, tai, kad buvo išjungtas Vaido Žemaičio Lekstučio YouTube kanalas, beje, nieko bendro tai su Vaitkumi neturi, tas įvyko anksčiau. Ta prasme, šiaip tai Lekstutis būtų tempęs toliau su Vaitkumi iki pat rinkimų ir gal netgi ir po rinkimų būtų tempęs ir daręs toliau tas sekmadieninės savo transliacijas su Vaitkumi, jau kalbant apie tą politinį jėgą ir sakau, ir tikriausiai tai būtų datempęs į Europarlamento rinkimų, kuriuose jau Vaitkus būtų pasišiukšlinęs ir Žemaitis Lekstutis būtų paskelbęs, kad štai viskas jau jisai nebegali toliau toleruoti. Tačiau viskas, kadangi kanalo nebeliko, maitintis ant šitų žiūrovų stebinčių Vaitkų ir monetizuojančių šitą pezalus eterį nebeliko galimybės, tai galima buvo į Vaitkų kojas pradėti valytis anksčiau. Ir svarbiausia, ar ne, kad šitie lekstutiniai bepročiai ir jo tas aidas, Kuklianskės advokatas Vygantas Kelertas, jie dabar kartoja tai, už ką jie mane smerkė ir keikė ir taip toliau ir taip toliau. Nors tiesą sakant, aš nevadinau Vaitkaus narcizu, kaip tą pavadino Lekstutis, nevadinau Vaitkaus melagiu, kaip tą pavadino šitas Vaidas Lekstutis. Jo labiau man labai juokinga, kai žmogus, kuris per 10 minučių pamelavo 42 kartus, aš turiu omenyje Vaidą Žemaitį Lekstutį, aš vienam jo video, kuris įskyrė mane apšikti, taip paėmiau, nuosekliai suskaičiavau visus kartus, kiek jisai kalbėdamas pamelavo, kadangi aš žinau, kadangi jisai kalbėjo apie mane, apie mūsų tos bendrus reikalus, tai aš žinau elementariai, kad tai yra
kas yra konkrečiai buvo kalbama ir kaip konkrečiai buvo realybėje. Tai vat, jisai pamelavo 42 kartus per 10 minučių. Atrodo, neįmanomas skaičius, bet taip tą sugebėjo padaryti. Tai vat, Lekstutis teigia, kad per tas jo transliacijas su Vaitkumi, kurių buvo virš 1000 klausimų atsakyta, kad Vaitkus vat, per visą tą laiką, kol ten tas transliacijas daro, vat, pamelavo 50 kartų. Ar ne? Palyginkit, per 10 minučių pameluoti 42 kartus ir per kelis mėnesius pezant po keliasdešimt valandų bendroje sumoje, nežinau, gal ir 100 kokių valandų susirinktų, tai pameluoti 50 kartų. Jo labiau, kad iš melagio lūpų, taip sakant, vertinti, kad kažkas pamelavo, yra labai abejotinas toksai kokybės rodiklis. Jo labiau, kad, tiesą sakant, aš ten tų Vaitkaus pezalų su Vaitkumi gal porą tų transliacijų pasiklausiau, bet nedaugiau, nes nestebėjau, ką tenai keitėsi, kaip keitėsi Vaitkaus atsakymai ir visa kita. Bet jeigu jie keitėsi, tai yra absoliučiai natūralu, kadangi žmogus per ilgesnį laiką kalbėdamas, ypatingai ten, kur kalbama apie kokią nors strategiją, kaip elgtis su partija, kaip elgtis rinkimuose, prieš rinkimus, po rinkimus, jo įsivaizdavimas ir nuomonė gali keistis, kadangi, turint vieną informaciją, tau atrodo, kad vienaip reiktų daryti, paskui su laiku gaunant daugiau kitos informacijos, pabandžius ten vieną dalyką, kitą dalyką, kyla mintis, kad kitaip reikia daryti. Taip, kad čia šiuo atveju absoliučiai labai didelis klausimas, ką tenai priklėdėjo Lekstutis apie Vaitkaus 50 melų. Tai va. Bet sakau, bet juokingiausia, kad jie dabar tenai pradeda atrajoti tai, ką aš pasakiau prieš kelis mėnesius, išreikšdama savo skeptišką nuomonę, tik tai jie dabar ne tai, kad nuomonės pavidalu, jie tą dabar daro šikimo ant Vaitkaus formą. Jo, šiandien, tiksliau jau vakar dar perskaičiau tokį graudulingą Eglutės Leksutienės, buvusios Jurėnaitės išsisakymą, išsileimą apie tai, kaip meilę Vaitkus sunaikino, kad jinai mylėjo Vaitkų, bet Vaitkus meilę sunaikino. Ir iki tiek Eglutė davarė, kad jinai net nėjo į rinkimus ir net nebalsavo už Vaitkų, nors jai gėda tai buvo pasakyti, bet jinai jau beveik 2 savaitės praėjo, jinai pasakė, kad nebalsavo už Vaitkų, nes Vaitkus meilę sunaikino. Aš galiu pasakyti, kad aš nebalsavau už Vaitkų ir be jokios meilės ir be jokios neapykantos, nes šitame lochatrone nebuvo mano gaujos atstovo. Aš kiekvieną kartą primenu, kad jeigu jūs klausite, ar eiti balsuoti ir už ką balsuoti, eiti ir balsuoti reikia tik tai tada, jeigu rinkimuose dalyvauja jūsų gaujos atstovas. Tas, kurio šaikoje jūs esate. Jeigu ten nėra jūsų šaikos atstovo, tai ką jums tenai veikti? Ką veikti svetimoje šventėje? Nežinau. Nežinau. Čia tas pats turbūt, kas eiti į krepšinio rungtynės, ar ne? Ko ten eiti? Žiūrėti, kaip kažkas kitas žaidžia, smaginasi, mėto kamuolį krepšį? Absoliučiai beprasmiška. Krepšinį reikia žaisti, krepšinį reikia dalyvauti krepšinio varžybose, tai nespoksoti, kaip tenai laksto kiti žmonės su kamuoliu, o pačiam žaisti, pačiam lakstyti su kamuoliu, mėtyti jį į krepšį. Tai yra
Va tai yra dalyvavimas krepšinio varžybose. O tenai susimokėti pinigus ir sėdėti ir ten ūkauti nuo suoliukų, tai yra absurdas. Bet, tūkstančiai žmonių tame dalyvauja, lygiai taip pat kaip šimtai tūkstančių dalyvauja šitose prezidentiniuose lochotronuose, nebūdami nei partijų nariais, nei tos artimos aplinkos, artimoje aplinkoje tiems kandidatams, kurie tenai šitame cirke žaidžia. Tai absoliučiai beprasmiškas užsiėmimas. Tai čia, dar galima prie viso šito Vaitkaus pridėti to Kuklianskės advokato Kellerto virkavimus apie nukanalizavimą. Tai jeigu Lekstutis pasidarė šitą Lauko TV televizijos vedantysis, tai Kellertas pasidarė kanalizacijos ekspertu. Ir jo ūbavimai apie tai, kaip liūdna, prisiplakė prie Vaitkaus tie ir anie, politiniai lavonai nukanalizuoja Vaitkų ir taip toliau. Ir vėl jisai atkartoja šitą, tik tai kitais žodžiais, tai, ką aš sakiau dar seniai, kad Vaitkaus partija, ta naujoji politinė jėga, bus lipdoma iš labai nekokybiško materialo. Tas siaubingai nepatiko šitas išsireiškimas Kuklianskės advokatui Kellertui, bet kad taip ir yra, Kellertuk, taip ir yra. Iš labai nekokybiško materialo lipdoma naujoji politinė jėga, o kitaip ir būti negali, nes toksai materialas Lietuvoje tik tai ir tėra. Ką puikiai parodo žiūrovų, YouTubinių žiūrovų dėmesys skirtingos tematikos videoklipams. Štai Kristoferis Voiška, mano nuomonė, paruošė labai aktualų, labai prasmingą vaizdo įrašą apie tai, kaip Leninas suformulavo kitokios partijos būtinybę. Tai yra, čia mes turime situaciją, kai visuomeniai reikia sutelkti jėgą, kuri galėtų oponuoti valdžią užgrobusiai šitai šaikai, šitam klanui pasidalinusiam į skirtingas partijas ir vaidinančiam demokratiją. Ir teoriniam lygmenį, ir praktiniam lygmenį tą sprendė gerbiamas Leninas su savo bendražygiais daugiau negu prieš 100 metų ir teoriškai formulavo, kaip tą reikėtų padaryti ir praktiškai bandė tą padaryti. Ir štai šitą Kristoferio Voiškos tą apžvalginę laidą peržiūrėjo vos 600 su viršum kartų yra peržiūrėta. Nors tai mažiau netgi negu trečdalis Kristoferio turimų prenumeratorių. Tai yra iš daugiau negu 2 tenai su virš 1000 prenumeratorių, tik tai 600 tai buvo įdomu. Ne tik prenumeratorių, yra ir kiti, kas ne prenumeratoriai žiūrėjo, bet iš principo visiškas niekinis, taip sakant, suinteresuotumas šitoje YouTubiniai terpėje žmonėms gauti, pasiimti realiai svarbios politiškai aktualios informacijos. Kai tuo tarpu kokius nors pezalus apie Janutienę pasižiūrė tūkstančiai žiūrovų ir taip toliau. Tai rodo, kad mūsų visuomenė politiškai yra absoliučiai neišprususi, politiškai yra absoliučiai nebrandi ir todėl lipdyti partiją dabartinėmis sąlygomis yra vienintelis variantas. Iš ko lipdys? Iš to, kas yra. Tai reiškia iš tokio materialo, kuriam apkalbos, pletkai, tenai tokie asmeniniai pasidrapsimai šūdais, kuo užsima Lekstutis, šitas jo tas avataras Kellertas, o dabar dar ir Lekstučio žmona, tai yra toksai mūsų visuomenės lygis.
Kaip sakė Kuklenskas advokatas Kelertas, liūdna. Nu, bet ką aš dar čia norėjau tą progą pridėti apie Lekstutį, prisiminti. Apie Lekstutį, teisingai. Vat, užbaigiant Lekstučio temą, tai ir rinkimų tema, ir Vaitkaus tema. Juokingiausia be abejo, tai šitie yra Lekstučio atsiribojimai nuo Vaitkaus ir virkavimai, kad štai aš naivus buvau ir mane vėl apgavo. Žmogus, kuris vadina save šituo žmonijos valdymo pagrindų ekspertų, kuris save logikos asų skaito, kuris šiandien dalinasi geopolitiniais patarimais ir įžvalgomis, kuris vertina, kas šiandien pas mus yra gaudosi geopolitikoje, kas nesigaudo geopolitikoje, kuris aiškino, kaip turi būti, kaip pasaulis surėdytas, kas yra dvasingumas ir taip toliau, kuris studijavo psichologiją ir todėl viską puikiai ir gerai išmano, eilinį kartą buvo apipistas, apgautas, paniekintas. Vaitkus viešojame tokiame eteryje, viešoje erdvėje yra matomas nuo šitos mirtinos narglio lygos pradžios, nuo 21 metų, netgi nuo 20 metų pabaigos jo. Tai yra keletą metų Vaitkus viešai matomas, daugiau negu metus laiko Lekstutis su juo bendrauja gyvai, taip toliau, ir toksai išmintingas, protingas, tenai proto bokštas, proto stulpas, ten nesugebėjo perprasti žmogaus, su kuo bendrauja, nesugebėjo išvelgti, kad tai yra narcizas, kaip jį pavadino Lekstutis. Jeigu žmogus išmano psichologiją, tai jisai šitos psichotipus nuskaito per kelias minutės, matydamas žmogų, pagal savo požymius. Bent jau ten narcisistinio tipo asmenybė turėtų būti atpažįstama labai greitai, momentaliai praktiškai, net jeigu jisai ir maskuotųsi būdamas narcizu. Bet Lekstutis to nesugebėjo, jisai buvo apgautas, buvo išmaudytas, išnardytas, jo buvo pasinaudota. Vargšas, ką padarysi? Tai arba jisai yra durnius, arba jisai eilinį kartą meluoja. Aš manyčiau, kad jisai eilinį kartą meluoja ir elementariai jisai bandė Vaitkum pasinaudoti. Vaitkus analogiškai naudojosi Lekstučio galimybę pasiekti Lekstučio auditoriją ir jie taip vienas kitą sėkmingai driučino, naudojosi, kol šitas naudojimasis išseko. Ir dabar nenorėdamas jaustis panaudoto gandono vietoje, tai Lekstutis ir bando kompensuoti šitą savo tokio nepilnavertiškumo kompleksą, apšykdamas, pažemindamas kitą tam, kad pats palypėti aukščiau. Bet tai čia jų yra jau asmeniniai reikalai, tegu jie ten tarpusavį balandėliai aiškinasi apie savo sutriptą meilę ir taip sunaikintus jausmus. O tęsiant toliau šitą tokią popurį, kaip sakiau, kad jau nutolti truputį nuo šito mūsų kaimo, mūsų kiemo to niekniekių. Aš noriu savo tokį pastebėjimą. Sako, 10% beliko akumuliatoriaus, tai gal spėsim. Tai aš dabar tokį pastebėjimą su jumis apie Ukrainą pasidalinsiu, čia globaliau tai bus, ar ne? Žinot, padariau eksperimentą, tokį psichotropinį, bet jeigu negeri žmonės daro eksperimentus ant kokių nors gyvūnėlių, ten ant laboratorinių pelyčių, ten ant žiurkių daro eksperimentus, ant triušių labai mėgsta daryti eksperimentus, ant kitų gyvūnų, tai aš, būdamas labai humaniškas ir nenorėdamas kankinti kitų nekaltų
šitų Dievo tvarinių, eksperimentą padariau su savimi. Jo. Paėmiau save, galima sakyti, ne save paėmiau, aš paėmiau telefoną ir valingai kelis vakarus iš eilės klausydavausi ukrainiečių žinių. Tai yra, YouTube'e keletas senai Ukrainos kanalų turinčių milijonus prenumeratorių, jeigu kanalas turi 6 milijonus prenumeratorių, 3 milijonus prenumeratorių, tai reiškia jau jisai, tam YouTube'e tikrai apšvitina pakankamai didelį kiekį zombių, ar ne, ir protų. Taip. Tai ir aš kelis vakarus taip valingai, taip pasiklausydavau ten vienam, kitam kanale, ką jie transliuoja. O transliuoja jie transliuoja, kad džiaugsmingas naujienas. Jau vien antrašės, ko vertus, aš galvojau gal netgi padaryti atskirą antraščių apžvalgą, kad suvokti, kaip yra, kokios žinios yra stumiamos į šitą Ukrainos frontų susirūpinusių asmenų, žiūrinčių Ukrainos mass medijas srautą. Ir, žinot, ten yra viskas gerai. NATO jau įžengė į Ukrainą, Rusija jau žlunga, byra, Putinas ir numiręs, ir susirgęs, ir nuverstas, ir pasislėpęs, ir pabėgęs, ir išduotas, ir nevilty, ir isterijoje, ir strese. Žodžiu, visose įmanomose būsenose Putinas yra praėjęs per visas būsenas. Žodžiu, Rusijos armija yra galutinai degradavusi, išsilakšusi, tenai Rusijoje visiškas bardakas, tenai viskas griūna, viskas dvesia. Žodžiu, kaip sakiau, NATO armija įžengusi, ukrainiečiai šauniai puola pirmin, F-16 jau virš Ukrainos skraido, ten brandolinis NATO ginklas jau į Ukrainą važiuoja. Ir tada, kai tu pamatai, kokiame informacinėme lauke gyvena šitas ukro propaganda žiūrintis žmonės, vartojantis žmonės, tu supranti, kad jie realiai gyvena, jaučiasi alternatyvioje realybėje. Kodėl? Todėl, kad dauguma žmonių gyvena labai paprastą gyvenimą. Jie turi savo buitinius reikalus, sodas, daržas, namai, darbas, vaikai. Ir jiems tos politinės naujienos, tai nuspaudė mygtuką, ten įsijungiai teleką, pasižiūrėjai, įsijungiai YouTube, tenai tos kanaliukus, kurios užsiprenumeravęs pasižiūrėjai. Ir pavyzdžiui, paprastas normalus žmogus, jisai turi ribotą laiką. Jisai stebi 2-3 interneto šitos šaltinius, iš kur ima informaciją. Ir jeigu jisai tenai turi tarp savo stebimų kanalų 2 tokius smegenis plaunančius smegenų plovėjus, ar ne, ten dar kokį nors Nevzorovą pasijungęs, ar kitus šitos nupušėlius blogerius, youtuberius, tai ir viskas. Ir jisai mato pasaulį per tokį įsivaizdavimo lauką ir kabaršt. Ukraina jau baigia tą Rusiją daduchinti. Ir NATO jau Ukraina įstojusi praktiškai į NATO. Liko tik tai ten formalumai. Žodžiu, Ukraina beveik Evrosajūze, irgi tik tai formalumai liko. Neįsivaizduojama, taip sakant, antirealybė, visiškai. Bet ką padarysi? Ką padarysi, propaganda yra žiaurus dalykas, ta prasme, kad jinai ištrina bet kokią galimybę matyti tokį objektyvų vaizdą. Taip, nes
propagandos reikalas yra prastumti savo teiginius, savo tiesas ir kad būtų priimtos jos. Ir kai ta propaganda naudojama prastuminėti kažkokiems teigiamiams dalykams, pavyzdžiui, blaivystės propaganda, pavyzdžiui, sveiko gyvenimo būdo propaganda, žmogiškų santykių propaganda, tai yra labai gerai, ar ne? Nes tada jinai ten eliminuoja bet kokius bjaurastį buitinė ir gyvenimiškąją ir žmogus gyvena savo tam šviesiam pasaulyje, šviesiuose santykiuose. O kai ta propaganda yra nukreipta atvirkščiai tam, kad žmogus nesuprastų, kas dedasi, kad žmogus nesuprastų, kas vyksta, kad jisai toliau kledėtų apie tai, kad rusai vagia klozetus, tapetus, mikrobanginės ir asfaltą, nes asfaltą jie pirmą kartą pamatė, tik tai į Ukrainą atvažiavę, tai tada labai liūdna. Ir dar kalbant apie propagandą, kad jums netrodytų, jog tik tai Ukrainoje žmonės yra gyvena, tai aš jūs turiu nudžiuginti, draugai mano. Lenkijoje, taip yra tokia šalis, Lenkija, Lietuvos kaimynė, NATO narė. Žmonės buitiškai, jie galvoja, jie nuoširdžiai yra įsitikinę, kad Lietuva yra Lenkijos dalis. Tik tai čia kažkokio nesusipratimo ir laikinų čia tos sąjungos, tos imperinių ambicijų dėka buvo nuo Lenkijos atplėšta ir iki šiol į Lenkiją nesugrįžusi. Bet Lenkija yra, tai yra Lietuva yra Lenkijos dalis ir tenai žmonės kalba lenkiškai ir tik tai laiko klausimas, kada jie tą prarastą teritoriją visą Lietuvą. Jie neskirsto, ten Vilniaus kraštas, ne Vilniaus, Vilno naša, to jest Litva naša. Ir tik tai laiko klausimas, kada jie tą Lietuvą susigrąžins. Ir tai irgi yra lenkiškos propagandos pasekmė, rezultatas, plaunant savo žmonių smegenis. Ir svarbiausia, kad tai yra ne šiaip kažkokių tenai malakasosų, sakykime, Lenkų nacionalistų toks įsivaizdavimas. Bet taip įsivaizduoja ir garbaus amžiaus žmonės. Taip, garbaus amžiaus žmonės ir jie visiškai to neslepia, jiems tai yra normalu. Jie lietuvių kalbos jie neskiria nuo rusų kalbos, jiems kas tenai ar lietuviškai, ar rusiškai kalba, jiems tai yra paukščių kalba, taip lietuvius jie maišo su ukrainiečiais, mes jiems esam tokie, kaip čia pasakius, tas pats šūdas, į kurį dėmesio kreipti nereikia. Taip kad, draugai mano, ruoškitės, mūvis po polsku, Lietuvai du variantai lietuviams dabar. Arba lenkiškai išmokti, arba rusiškai išmokti. Aš manyčiau, reikia mokėti abidvi kalbas, kadangi mes būsime arba po Rusiją, arba po Lenkiją. Kad būsime po Lenkiją, tai aš aišku pajokavau. Rusija nedaleis, kad šitas Pabaltijis kažkur keltų jai didesnės problemas negu kelia iki šiol ir apskritai, kad jisai keltų bent kažkokias problemas. Ir čia tik tai laiko klausimas, kada bus imtasi Pabaltijos sprendimo. Ir dabartinis Rusijos, taip sakant, prikolas, pavadinkim, pokštas su jūros akvatorijos Baltijos jūroje matavimais naujais, permatavimais, tai yra tas perspėjamasis ir parengiamasis etapas, kad jeigu jūs chebrytė nesiliausite, tai mes taip paskaičiuosime savo teritorinius vandenis, kad Lietuva, Latvija ir Estija nebeturės išėjimo į Baltijos jūrą, nes jų paprasčiausiai nebeliks kaip valstybių. Taip, juokinga, bet nelabai, kadangi
kadangi bet kokie teritoriniai pasikeitimai dažniausiai labai skaudžiai atsiliepia žmonių asmeninėme gyvenime, kurie pakliūna ten ant tų teritorijų perbraižymo. Arba pabando jam pasipriešinti. Taigi, kaip ir viskas, ką aš su jumis norėjau. Pabaigai dar paminėsiu savo gerbiamų kolegų iš liaudies žurnalistikos baro Kristoferio Voiškos ir Mariaus Jonaičio reakcijas į prezidentinius rinkimus. Jie abu, mano nuomonė, gal iš savo jaunumo, taip pernelyg optimistiškai vertina šitą rezultatą, kad už Vaitkų balsavo pirmajame ture virš 100 000 iki Lochotrono balsadėšių daėjusių žmonių. Realiai, už bet kokį, kuris padoriai atrodytų ir sakytų šitas, teiktų poziciją pro lietuvišką ir nesitaikstančią su šitais klėdėtojais, bet balsuotų už bet kokį tokį ramiausiai žmonės ir 100 000, ir 200 000 ir daugiau. Buvo vienintelis Vaitkus, todėl jisai ir gavo. Nebūtų buvę Vaitkaus, ar ne? Tai tie balsai, jų arba apskritai nebūtų, arba juos tenai būtų ten Žemaitaitis ir Vėgėlė pasidalinęs. Būtų Antanas Kandrotas, ar ne? Būtų gavęs Antanas Kandrotas ant tų pakankamai daug balsų protestinių. Būtų užsiregistravusi Erika Švenčioninė. Tai žinokite, aš manau, kad jinai irgi gautų pakankamai didelį dėmesį, jeigu jinai vienintelė būtų tame cirke. Taip, kad šitas įsivaizdavimas, jog Vaitkaus buvimas parodė ir sutelkė ir taip kažką mums demonstruoja į ateitį, galima prognozuoti kažkokį tenai progresą. Nes visas šitas, nepasitenkinimo balsai, protestinis elektoratas, o taip pat jisai vadinasi. Protestinis elektoratas tai yra ypatingai blogo valdančiųjų valdžiagyvių, tiksliau šitos užsienio šeimininkams atidirbinėjančios lietuviakalbė, lietuvių kilmės chuntos darbo pasekmė. Darbo tai ta prasme, kai jie turi ir plėšti Lietuvą, bet ir sudaryti tokias iliuziją aborigenams, kad aborigenai yra laisvi, nepriklausomi ir pakankamai gerai gyvena. Tai jie nesugeba subalansuoti šitų dviejų dalykų. Jie moka tik tai plėšti ir tyčiotis, ar ne? Ir atitinkamai šitie vedami Šimon, Armon ir kitų šitų kuklenskinių, landsberginių, jie tą daro ypatingai grubiai, ypatingai daug neapykantos savo atžvilgių sukelia. Karbauskiniai, jie buvo švelnesni, bet jiems tenai švietė, jiems teko doroti su mirtino snarglio šitą baisia kova, baisia grėsme. Ir todėl jie negalėjo, taip sakant, irgi susilaukė daug nemeilės. Negalėjo, taip sakant, išlikti antroji kadencijoje, nors jų elgesys aborigenų atžvilgių buvo žymiai toks
žymiai švelnesnis ir galėjo, atsiprašau, nu va, matot, oi, saugumas nepalieka, saugumas skambina, klausia, kad sako, tu ten pabaigai neleptel ko nors. Taigi, žodžiu, bet kuriuo atveju nėra visuomenėje mūsų tos jėgos, kuri galėtų organizuotai pasipriešinti šitiems Lietuvą naikinantiems išgamos. Nėra tokios partijos ir nėra tokios netgi užuomazgų tokiam lietuvių daugumos vienijimui. Ir negali būti, nes tam nėra pagrindo. O pagrindas bet kokiam vienimui tai yra idėja, ideologija, pasaulėžiūra, blogiausiu atveju religija. Nieko to nėra. Todėl mes šitame lochotrone va taip ir matysime vėtimus, mėtimus ir bandymus išjoti pasinaudoti tenai apkvailintais žmonėmis ir išjoti ant svetimų šitų lytinių organų, išjoti į valdžios Olimpą. Nu ir todėl man, tiesą sakant, ta politinė terpė Lietuvos, tai yra kalbėti apie ją, tai tas pats, kas vėlgi prisimenant italų posakį, tai yra spardyti padvėsusi asilą, arba arklį. Taigi, draugai mano, grįžtame į šitą video komentarų ir replikų veiklą, lauką, odai. Ir iki kitų malonių susitikimų. Nepamirškite, kad galite prisidėti prie šitos sunkios ir nedėkingos veiklos patreon.com/LDNA platformoje arba paremti per paypal.me/Ragelskis sistemą. Viskas, draugai mano. Iki.